Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Šrimad Bhagavatam, pirma giesmė, pirma dalis, 5 skyrius. Narados nurodymo Vasudevai. Ir šiandien mes paskaitysim 22 tekstą. Idam hi pumsas tapasam shrutasya vam. Idam hi pumsas tapasa shrutasya vam. Svishtasya Suktasya Cha Buddhi Datayo Svishtasya Suktasya Cha Buddhi Datayo Avichuto Artaha Kavibhir Nirupito Avichuto Rita Kavabir Nirupito Yad Utamashloka Gunanovarnanam Yad Utamashloka Gunanavarnam Yad Utamashloka Gunanovarnam Idam hi pumsas tapasa shrutasya vam Svistashya shuktasya cha buddhi datayo Avichito ritaka vibhir nirupito Yad utama shloka guna novarnanam Prabhu. Idam hi pumsas tapasa shrutasya vam. Svishtasya suktasya cha buddhi datayo. Svishtasya suktasya cha buddhi datayo. Avichito nirupito Yadutama shloka guna novarnanam. Mataji. Idam hi pumsas tapasa shrutasya vam. Idam hi pumsas tapasa shrutasya vam. Svishtasya suktasya cha buddhi datayo. Svishtasya suktasya cha buddhi datayo. Avichito ritaka vibhir nirupito. Avichito ritaka vibhir nirupito. Yad utama shloka gunanu varnanam. Yadutama shloka gunanu varnanam. Transkritas. Idam. Tai. Hi. Tikrai. Pumsa. Kiekvieno. Tapasa. Askezis. Shrutasya. Vedų studijavimo. Va. Ar. Svishtasya. Aukojimo. Suktasya. Dvasinio išsilavinimo. Čia. Ir. Buddhi. Žinių kaupimo. Datajo. Labdaros. Avičjuta. Tikrasis. Artha. Tikslas. Kavibhi. Pripažintų mokslo žmonių. Nirupita. Prieita prie išvados. Yad. Tai. Utamašloka. Viešpaties apdainuojamo rinktiniais posmais. Guna anuvarnanam. Transcendentinių ypatybių prašymas.
Vertimas. Mokslo žmonės priėjo prie neabejotinos išvados, kad tikrosius pažinimo skliausteliuose asketizmo praktikos, vedų studijų, aukų atnašavimo, himno giedojimo bei labdaros skliausteliai sudaro, tikslus geriausiai įkūnija transcendentiniai pasakojimai apie viešpatį, apdainuojama gražiausiamis eilėmis. Pakartosiu. Mokslo žmonės priėjo prie neabejotinos išvados, kad tikrosius pažinimo, asketizmo praktikos, vedų studijų, aukų atnašavimo, himno giedojimo bei labdaros tikslus geriausiai įkūnija transcendentiniai pasakojimai apie viešpatį, apdainuojama gražiausiamis eilėmis. Dieviškosios malonės Šilos Prabhupados komentaras. Išlavėjęs žmogaus protas skirtas plėtoti mokslo, meno, filosofijos, fizikos, chemijos, psichologijos, ekonomikos bei politikos žinias. Plėtodama jas, visuomenė pasiekė gyvenimo tobulumą, o gyvenimo tobulumo viršūnė aukščiausios būtybės Višnu pažinimas. Todėl Šrutė nurodo, kad žmonės, jie tikrai apsišvietę, turi siekti tarnauti viešpačiui Višnu. Deja, pakylėti išoriško Višnu Majos spindesio jie nesuvokia, kad aukščiausiasis tobulumas, savęs pažinimas, te pasiekiamas Višnu malonė. Višnu Maja reiškia jutiminius malonumus, o jie laikini ir sukelia kančias. Žmonės pakliuvę į Višnu Majos pinkles naudojasi pažinimo vaisiais jausmams patenkinti. Šilnarda Munis jau paaiškino, kad visi kosminio pasaulio daiktai radosi iš viešpaties veikiant įvairioms jo energijoms, nes savo nesuvokiamomis energijomis jis paleido darbą sukurtojo pasaulio priežasčių ir pasekmių mechanizmą. Pasaulį išjudina jo energiją. Jos dėka pasaulis egzistuoja ir po sunaikinimo į viešpatį nugrimsta. Todėl nėra nieko, kas skirtųsi nuo Dievo, bet jis pats visada skirtingas nuo savo kūrinio. Kai mokslo laimėjimai pritaikomi viešpaties tarnystei, pažinojimo procesas tampa absoliutus. Dievo asmuo ir jo transcendentiniai vardai, šlovė, garbė ir kiti nesiskiria nuo jo. Todėl išminčiai ir viešpaties bhaktai patarė meno, filosofijos, fizikos, chemijos, psichologijos, visų mokslų laimėjimus panaudoti išimtinai viešpaties tarnystei. Menas, literatūra, poezija bei tapyba gali būti panaudoti viešpačiui šlovinti. Beletristai, poetai ir garsus literatai rašo daugiausiai jausmų temomis, tačiau atsigręžę į atsidavimo tarnystę viešpačiui, jie galėtų rašyti apie transcendentinius viešpatės žaidimus. Valmikis buvo didis poetas, Vyasadeva didis rašytojas. Jie buvo visą savo gyvenimą praskyrė transcendentiniams viešpatės darbams aprašyti ir tapo nemirtingi. Mokslą bei filosofiją taip pat reikia pritaikyti viešpatės tarnystei. Iš bevaisių spekuliatyvių teorijų, kurios kuriamos jausmams patenkinti, nėra jokios naudos. Filosofija ir mokslas turi amžinti Dievo šlovę. Išsilavinę žmonės trokšta pažinti absoliučią tiesą per mokslą, todėl tikras mokslininkas turėtų stengtis moksliškai įrodyti Dievo buvimą. O filosofiniai samprotavimai turėtų pagrįsti, kad aukščiausioji tiesa turi jausmus ir yra visagalė. Viešpaties tarnystė reikėtų pajungti ir visas kitas mokslo šakas. Apie tai kalbam ir Bhagavad Gitoje. Bet koks mokslas atplėštas nuo viešpaties tarnystės yra tiesiog nemokšiškumas. Tikroji pažangaus mokslo paskirtis įamžinti viešpaties šlovę. Mokslas ar bet kuri kita veikla, tarnaujanti viešpačiui, iš tikrųjų yra Hari Kirtana, viešpaties šlovinimas. Tai dar kartą mes pakartosim šitą šloką. Kas negirdėjo, mokslo žmonės priėjo prie neabejotinos išvados, kad tikrosios pažinimo, tai reiškia asketizmo praktikos, vedų studijų, aukų atnašavimo, himnų giedojimo bei labdaros tikslus geriausiai įkūnija transcendentiniai pasakojimai apie viešpatį, apdainuojama gražiausiamis eilėmis. Aišku. Viskas yra aišku. Tai va, Prabhupada, kas sako, matot, kaip iš tos šlokos duoda paaiškinimus, kad jeigu mes manom, kad mūsų protas užšlavėjęs,
kad mes mokam kurti, išmastom, kuriam. Daugelis žmonių, kurie yra menininkų, kurie režisieriai, kurie stato spektaklius, tampa garsus net mūsų, mažo Lietuvoje atrodo, bet daugybė režisierių pakviečia, reiškia, užsienio teatrai. Arba jie važino, užsienio teatrai turi teisę, reiškia, pasikviesti bet kokį režisierių, kad jis sukurtų. Pas mus yra labai kūrybingų Lietuvoje režisierių, kurios kviečia užsienio valstybės. Jeigu valstybė, matot, yra didžiulių valstybių, bet reiškia, nėra tiek kūrybingų, tokių genijų, kurie sukurtų kažką tokio. Ir pas mus jie šlovinami, tie režisieriai gauna apdovanojimus tiek mūsų valstybėje, kažkokios premijas nacionalinės, dar kažką, išauktų užsienį gauna, visi ploja, visi džiaugiasi. Tai čia teatrai, bet yra filmai stato, kažkas muzika mūsų yra daug, sakykime. Mes turim daug operos, dramos teatrą, turim nacionalinį dramos teatrą, turim muzikinį, daug mes viską, simfoninius orkestrus nacionalinius, tai viską turim. Ir žmonės irgi eina, džiaugiasi čia dar, šitokį. Bet tai čia geriausiu atveju tik pasiekiama dorybė, geriausiu atveju. Dar klausimas, koks kūrinys sukurtas, ką atvaizduoja, ką žmogoje pasieja, kokią mintį, kokią energiją perteikia. Kažkas gali po, sakykime, po šito spektaklio didžiulio, kaip, sakykime, yra Šekspyro, ten Romeo ir Džiuljeta, ne meilė, kai nusižudo, kaip galėtų dar turbūt. Jis kiek kaip tik pas jaunus žmonės nori ką žudytis. Tai ką veda tas, reiškia, menas toks yra, tas menas veda į save susirinkinimą, į amžinas kančias. Ir daugybė žmonių nesupranta, džiaugiasi, ovacijos, viską, va, kaip iškiniai režisierius sukūrė. Vienas dalykas, autorius, kuris parašo tą kūrinį, kaip jis supranta, kitas dalykas, kaip režisierius sukūrė jų jausmus. Ir va, režisierius stengiasi paliesti gilius jausmus, kad ten sužadinti virpesį, kad žmogus, ten būna, matot, per spektaklius, reiškia, ploja po 5 kartus, kviečia aktorius, ten viskas, reiškia, o kaip geniai žmonės verkia, šaukia, bet ten gali būti visiškas šlamštas. Jeigu giliai pamaščius, jeigu tai veda į save susinaikinimą, jeigu kažkam dingsteli mintis, reikia nusižudyti, nes man neleidžia ten nemyli manęs, arba atvirkščiai man neleidžia ištekėti, man neleidžia vesti, geriau žudytis, va, kaip jie, kaip įkūnio, kokius jausmus, matot, kaip apsiverčia viskas. Tai iš vis šlamštas, reiškia. Ir, aišku, tas režisierius, net aktoriai, kurie sudeda, neša irgi atsakomybę už karmą, ką privedė žmogų prie savižudybės, privedė. Tik niekas nesupranta, čia yra karma. Čia reikia ką darai savo veiksmus pažiūrėti, nes tu eini į publiką, tu reiškia, jūs priverti veikti pagal tai, ką tu ten darai, ką veiki. Tas veiksmas sukuria pasekmes. Tai va pasirodo visą tai iš vis neturi jokios reikšmės. Tai sakoma, jeigu žmogus turi tą iškilų protą, suvokia kažką, į savo protą turi paskirti tarnystę viešpačiui. Ir išlavėję žmogaus protas pravodas sako, žiūrėkit, viską, ką mes mokomės mokykloje, menas, mokslas, filosofija, fizika, chemija, psichologija, ekonomika, politika, reiškia, turi būti paskirta aukščiausiam apdainuoti, apibūdinti, išskirti, pabrėžti, vakam. Ir sakoma, plėtodama šitą mokslą, jeigu visuomenė teisingai plėtotų, jeigu kiekvieną tą mokslo šaką pamatytų viešpatį, kiekvienoje mokslo šakoje, tai jau visuomenė pasiektų tobulumą. Ir pats aukščiausias tobulumas, gyvenimo tobulumo viršūnė, kiekvieno žmogaus ir tos pačios visuomenės, yra aukščiausios būtybės Višnų pažinimas. Aukščiausias gyvenimo tikslas. Jeigu mes per mokslą prieiname prie Dievo pažinimo, suprantame, kad už visų tų elementų, už politikos mokslo, ten už chemijos, fizikos, dar kažkas už astrologijos, stovi viešpats. Viskas yra gerai. Viskas. Tai padeda mums dar praplėsti tas žinias. Bet jeigu mes nematom, mes tik matom elementus kažkokius cheminius, atomus, ląsteles, tai nieko neduoda. Mes net per mokslą matom nedasikasam iki pirminės priežasties. Tai maršrutė nurodo, kad žmonės, jie tikrai apsišvietė. Jeigu mes laikomės apsišvietę, sakykime, aš sakau, apsigyniau, ten mokslo daktarų vardą, kažką atradau, ten paskaičiau, reiškia, toj srity kokie 20 mokslininkų išrado ir aš kažką. Reiškia, mano mintis kilo, jie tai paprašė, aš padariau išvadą, kad galima dar kažką atrasti, mane visi ten pripažįsta, kažką naują įnešiau, kažkokį terminą paaiškinau.
kažkokį daiktą radau tenais žemė, yra visokių archeologijos mokslo, ten atkasiu kažkokį iškasime, kaulus kažkieno atkasiu. Patyrinėjau ir ten, sakau, kad tie kaulai priklauso kažkokiai ten beždžioniai, va tokį tarpinį rūšį, kurie gyveno, visi, nauja, įdomu, man sudėkė ir aš galvoju, vap, aš kiek pasiekiau. Iš tikrųjų nieko, aš tik pasiekęs tokį kaulų, kurias gyvenu, nešioju kažkoks gyvūnas, numirė, aš pasikasinėjau, ten radau kokį kaką, dar kažką, ir džiaugiausi, radau. Jūs turbūt žinot, kad, reiškia, archeologija, kur daugiausiai randa iškasinų archeologai, kur labiausiai eina ieškoti. Ar žinot, iš šiukšlynus ir į tualetus. Senovės, kur žmonės turėjo, nes kaip tualete, kai tu pėdų iškrisdavo kažkas iš kišenės, ten jau žmogus nebegraibo. Arba išmeta į tualetą, arba iš šiukšlyną viską išmest. Tai archeologai yra didžiausias malonumas pasiknaisus po šiukšlyną. Jis po senas kakas ten. Knaisus jis randa, net ten įsilaiko. Nes tuo metu, kai šiukšlyną dabar, sakykim, pas mus veža šiukšlyną, taip yra daugybė žmonių, kurie iškapstų ten viską perausi, žinot. Aš labai nebeleidžia yra. Aptverta viskas, Europos standartų susitinka. Bet dar prieš 15-10 metų, reiškia, daugybė šimtai žmonių gyvendavo šiukšlynuose. Žinot, ne? Ir ten knaisydavo, svankiodavo, Aš pamenu, Vilnių važiuodavau su traukiniu, tai vakariai grįždavau į nakvynės namus į Naują Vilnią. Įlipdavau, reiškia, grįždavau čia nuo Liutrienų, kažkur, kur šitą sužinau, šiukšlynas buvo. Tai tam vagonė, kuris susidėdavo tie šiukšliniai žmonės, niekas neatsisėdavo, praeidavo pro šoną, nes tokia smarvė. Jie vežasi daiktų daiktus iš šiukšlynus, išnesa ten. Ir patys, reiškia, žinot, kai prabūni tam pragare, šiukšlynas yra pragaras. Iš esmės, formų šiukšlės. Visiškai, tu tam tokia tam būna, kad tavęs tave dvokia. Tai net konduktorių netikrinau bilietų praeina, tai prašau, reiškia. Su bilietu, be bilietų tavęs neliečia, tu neliečiamasis. Tai va, taip žmonės iš šiukšlyno keliaudavo, reiškia, kažką prisirinkti. Tai va, ir mūsų mokslininkai kažką randa ir va, viskas, radau, aš mokslininkas. Tai čia iš vis nieko nerada, absoliučiai. Kad tu nustatei, kad šiukšlė kažkam priklausė ten prieš 200-300 metų, dar kažką, koks čia mokslo laimėjimas, ką tu atkasi. Kur tu viešpatį pagerbė, kur tu dar skaityk Vedas, tu suprasi, kad čia tik yra gyvų būtybių, kad ta istorija nesiekia ten 300 metų, 500 metų, porą tūkstančių, kad istorija per amžių, tai kas po žemę ten rasi pilna visko. Tai iki muziejus yra daugybė artefaktų, rasta kur kilometrų gylė, 200 metrų gylė, 1,5 kilometrų. Kur randa unikalius daiktus, negali paaiškinti, jos slepia, net nerašo, nes įtariamų teorija netelpa. Daugybė tūkstančių artefaktų. Reiškia, ir pasaulio muziejus net nedasikasa, reiškia. Tie mokslo žmonės jau sako, tai čia nesąmonė, čia taip kažkaip atsitiktinai, dar kažkas, tegu būna, mes negalim paaiškinti. Geriau aiškinam, ką suprantam, o šito neliečiam. Ir viskas nepaaiškinam. Nesupranta, kada gimė mes, po gimimo einam, mes iš vieno kūno į kitą ateina pralaim, viskas ugnis, vanduo, mūsų užlieja vėl civilizacija gimsta, jau per naują, viskas kartojasi, amžius po amžius, juga po jugos. Tai, Prabhupada sako, dėja pakirėti išoriškos Višnų Majos spindžiuose nesivokė, kad aukščiausias tobulumas savęs pažinimas. Te pasiekiamas Višnų malonė. Matot, niekas nesiekia savęs pažinti. Niekas. Visi stengiasi ištobulinti šitą kūną. Kiekviena moteris nori tik gražesnį atrodyti. Prisiaugina nagus, tokius, žinot, ten jos nudažyti, plaukus daug priaugintas, praktiškai netaugina niekas savo, ten 5 šeriai kokioje, prilido kažką, tai kažką išdažyti, reiškia, dantis. Susidėti naujus, nes pagal karmą dažnai išaugo tokie kareiviai, reiškia, sakė, matė pas žmonės ir deda plokšteles, užsienį ištraukė ir naujus įstatai, eina, tai labai smagu. Kodėl? Žmogus nori atrodyti geriau negu yra. Dantis, ausis, mūsų nosis, akis, rankos, pirštai, kūnas, plaukai, tai mūsų išraiška, kokie mes buvom švarūs praeitam gyvenime. Jeigu mes kreivokie, kokie ten viena akis čia, kita čia, didesnė, mažesnė, susiraukia. Čia mūsų užmokestis. Kūnas yra užmokestis, ką mes gavome. Žmonės visiškai mato, ne save pažinimo, eina mašiną tobulam. Tas pats, kai mes nupirktume mašinai, ten visokių, reiškia, nakleikas klijuotumėm, ten lipdukus dar kažką, tai padažytumėm kažką, prikabintumėm tokių bantikų dar kažką. Indija, jeigu nuvažiuosi, ten ant kiekvienos mašinos, reiškia, tokie visokie, reiškia, šiniureliai, virvelės, reiškia, kutai prikabinti, spalvoti, išpuošia tas mašinas, nudažo visai sunkvežimiai, visko prilipdyta ta mašina, kaip tas kūnas, taip jie puošia. Nes jie mašina, Dievas, aš turiu mašiną, kad ir sunkvežimiai, tas indusas sėdi toks. Ir jis, orgazme.
Jam labai patinka, nes jis taip mokėsi visą gyvenimą, išmoko vairuoti su mašinai, sėdi nežinau kaip per dvėlapį, pas Krišnas krenta, ten sako, nusileidžia dvėlapis, tai sodina ir į dvasinį pasaulį, indusas su mašinai važiuoja, sunkvežimis didžiulis, mes sakytume nesąmonė, kas čia, kad sunkvežimį važiuoja, mes žiūrim, nevykęs žmogus, pasiekė tik vairuotojas. O indusas sėdi sunkvežimis, visas dievas, jis važiuoja, ten naktį gali važiuoti. Jie beveik nesustoja, biškai numiega ir važiuoja, taip dirba, jiem tas sunkvežimis viskas dievas. Ir jis jį aplipti, mano dažo, viskas, jam eina valant, tas viskas, sunkvežimis, viskas, dievas, va taip. Tai mes tavo kūmus puošėmės, įsivaizduoji? O taip, va, taip pergyvenam. Storas ponas, ojei, atsirado biškai, jau blogai, ojei. Kankinamės, žmonės žudosi kartais, kadangi biškai atsirado čia kažkokiu, tai reiškia, tešlos daugiau, kažko, ojei, viskas, jau gyvenimo nebėra. Čia yra visiška kvailystė. Aš protas, matot, kaip koks neramus, priskelia save, aš esu kūnas. Jokio supratimo, jokio žinojimo, kad aš esu siela, jokio, absoliučiai. Jeigu mes pergyvenam dėl šito, kad toks ar toks, tokia, viskas. Grina maja, absoliučiai reiškia. Kokonė esu. Net plyšelio nėra supratimo, kad yra kažkas kito, reiškia. Nieko, jokio. Reikia paprašyti, kad kas prabeltų, pradaužtų kokoną. Ir pasakytų, kad tu esi siela, ne kūnas. Tai va, Višnumaja reiškia, matau, ką reiškia. Jutiminius malonumus. O jie laikini ir sukelia kančias. Višnumaja reiškia. Šitam pasaulyje, matot, yra išorinė viešpatės energija, maja. Jinai labai apkeli. Jinai tokia stipri, kad viską persmelkia. Kiaurai. Absoliučiai, ne tik va taip grubus tas kūnas, bet pasirodo, yra subtilė energija irgi maja. Todėl mums protas pavergia. Ir mes save sutapatinam su kūnu. Čia subtilė energija. Kaip dvasinė pasaulyje yra vidinė viešpatės energija persmelkia, reiškia supratimas, kad aš esu džyva, siela, amžina viešpatės tarnaitė. Čia visa materija yra materiali, iliuzinė. Dėl to mums sunku. Ir mes tik tokie mažyliukai ten esam viduje šitoj mašinoj ir sunku prasimušti, pamatyti tą šviesą. Ir Prabhupada sako, reiškia, žmonės pakliuoja Višnumajos pinklės, naudojasi pažinimo vaisiais jausmams patenkinti, reiškia. Ką mes beišrandam mokslo srityje, ką beišrastų žmonės? Technologijas pasiektų. Žiūrėkit, kaip kompiuteriai vystėsi. Kažkada prieš 40 metų kompiuterių dydis buvo, kai šitas namas dar didesnė. Žinot turbūt, ne? Kas istorija, kas turi dar didesnį kompiuterį. Paskui vystėsi, aš pamenu, kaip čia prieš 30 metų, reiškia, kompiuteris buvo kažkas tokio. Aš pamenu, atvedė parodė kompiuterį, ten nesuprasi, oi, kaip įdomiai. Neleidžia dar atsisėsti, ten dėstytų viską, čia kompiuteris, čia viskas. Visas universitetas ten žiūrė, kompiuteris, pagal grafiką ateidavo. Tu sėdė iki šitenais, reiškia, būdavo tokios, nebeatsimenu, kaip jūs vadinasi, reiškia. Kas? Perfokortos. Perfokortos kažkaip, jo, galbūt kažkaip tai vadinasi. Aš neatsimenu. Ir kompiuteris viskas dievas, kaip skraidančio lėkštė, reiškia, visi jau taip matė kažką. Ir tai matot, tiek užtobulino, kad mes kompiuterius jau praktiškai kiekvienas turim. Dar geriau padarė telefonę kompiuterį. Nori šis padaryti, kad čia būtų jau kompiuteris. Priim technologijas, kad daro ir dabar turbūt žinote, ne, kad vizualiai mes kaip akies projekcija būtų arba akinė, arba net kūne, mes jau jaustumėm kažką, generuotumėm, matytumėm kažką, kaip būtų failai prasistuktų, kad mes jau matytumėm kažką tokio. Kuriam mus kaip biorobotus, pačius kaip kompiuterius daro. Ir visą tai kaip patenkinti, žiūrėkit, kam sukurta, kad mes pasitenkintumėm, per kompiuterį susisiektumėm, pasikalbėtumėm. Su kompiuteriais kaip laišką parašytumėm, filmą pažiūrėtumėm, nukeliautumėm kažkur, tai reiškia ten. Neįmanoma iš tikrųjų, mūsų sklaido tai. Kuo daugiau gamina technikos, kurios pagalba mes bandome pažinti pasaulį, tuo atrofuojasi pas mus vidinės galios. Mes nebejaučiam, nebematom. Nieko nebėra, intuicijos nebelieka. Mes per kompiuterį bandom susirasti horoskopą, kokia diena, kokie metai, kas čia bus šiandien. Matot kaip? O iš tikrųjų žmogus galėtų iš savo vidaus paramatmą pasakytų, kas šiandien laukia, kas šiandien bus. Ir mes kartais jaučiame, nesąmonė, čia aš prisigalvoju, O taip yra, žmogus gali atsakydamas technikos viską matyti, gali girdėti, yra mistinės galios duotos. Sitkį. Bet mes sitkį bandom pakeisti prietaisais. Už to atsirado žiūronai, teleskopai. Suprantat, kad mes galėtume žiūrėti mėnulio keteris, ten dar kažkur planetas patyrinėja, dar daugiau. Prietaisų nėra tokių galingų, tai paleidžia tos palydovus, jie atsiunčia nuotraukų. O iš tikrųjų žmogus galėtų atsėsti į piloto soparį,
kaip šilavesvėdų, ir matyti, ko teleskopai negali parodyti, reiškia. Matyti ir tas planetas, matyti praeitį teleskopai negali parodyti, matyti dabartį, matyti ateitį. Čia pas žmogui duota, priklauso nuo švarumo. Žmogus toks galėtų būti iškeregis, bet mes naudojamės techninėmis priemonės. Ir techninės priemonės yra ribotos. Ir tos techninės priemonės, matot, užgožia viską. Dingsta net bendravimas. Daugybė dabar iš šis tragedija pasaulyje, kad žmonės beveik nebemoka rašyti, turbūt žinote, ne? Atprato kompiuterį. Pabandykit parašyti, kaip sunku, ne? Kažkas skrebelžiuoja tenais, kai blogiau negu pirmokas. Taip pat tos raidės negali perskaityti. Visiškai nebeliko to dailyraščio, reiškia iškreiptas gyvenimas. Mes nebesusikoncentruojam. Gražus raštas reiškia harmoningą asmenybę, neskuba išvingiuoja. Anksčiau ir buvo specialiai, rytų kultūrose, reiškia, hieroglikai, jos piešdavo viskas dailiai, knygos, neskubėdavo. Žmogus, kai kažką vedžioja, jis piešia taip vidų vedžioja, dailiai, reiškia, harmonizuoja. O mes dabar mygtukai klaviatūrai, tokie automatiškai viskas taip pat gaunasi, nebelieka harmonijos. Suprantat? Kaip pažinsi viešpatį, jeigu esi neharmoningas? Niekaip. Ir Prabhupada sako, ši narda mumis jau paaiškino, kad visi kosminio pasaulio daiktai radosi iš viešpaties, veikiant įvairioms jo energijos. Reiškia, mes galvom, kad mes patys sukūrėm. Ir daugybė mokslininkų pasiima savo šlovę, kad jie kažką sukūrė, kažkokį prietaisą, dar kažką, sukryžmino kažką tai. Iš esmės, žmogus tik iškreipia tą gyvenimą, šitą gamtą materialę. Praktiškai nebelieka natūralių medžių, ten kryžmina, daro pritaikymus, tipo, kad čia atlaikytų dar kur nors. Keičia genomą, reiškia, atsirado augalai, kurių neėda niekas, joks kirminas. Kviečiai, bulvės, bet kokios kultūros grūnės žmonės keičia genomą, įdeda ten kažkokią, reiškia, baisybę, sujungia kažką su kažko, generina tą fondą ir viskas, niekas neėda. Bet mes patys suvalgome. Ir niekas negali paaiškinti, kas bus su mumis pačiais. Dėl to žmonės pasidarė neatsparus niekam. Serga masiškai. Visi. Protas iš viso, aš skaičiau, 150 tūkstančių Lietuvoje jau oficialiai užregistruotų, kurie eina, reiškia, geria vaistus, turi psichinių problemų. O kiek neina? O kiek patys gydosi? Įsivaizduoja, tai pusę Kauno jau gautųsi įsidurinė. Oficialiai. O kiek dar taip nėra? O kiek buvo jau? Suprantat, kaip visi nusitokimo to, ir per pasaulio taip. Amerika iš vis, mato, pasižiūrėkit, laikoma pati demokratiškiausia šalis, kiekvieną savaitę kažkas iššaudo po 10-15 žmonių, kiekvieną savaitę. Išžudo, ateina kažkoks, ir visi krenta kaip o tragedija. Prezidentas šiandien reiškia užuojautą. Nu ir kas reiškia? O priežastis? Niekas nepanaikina. Visi tik ginkluojasi, ginklų daugiau. Apsiginti. Tempia automatus, kulkosvaidžius į namus visi. O paskui ateina čia, man susišviečia ir viskas aš iššaudau, išdau, vaikai dar kur nors. Jie bando kariauti kitur demokratijos, tu savo šaly nesusitvarko. Masiškai. Pastoviai jau dabar čia psichozė. Suprantat? Va tokia atėjo. Žmonės nesupranta, kadangi tolsta nuo Dievo. Visiškai. Jokio supratimo nėra. Absoliučiai. Ir tai tik blogės padėtis tokia. Sakoma, Prabhupada sako, kai mokslo laimėjimai pritaikomi viešpatės tarnystėje, pažinimo procesas tampa absoliutus. Matote, jeigu visas mokslas gilintųsi viešpatės pažinimą, visiems būtų aišku. Visiems mes šlovintumėm viešpatį, tas pažinimas būtų dar gilesnis, viešpats atskleistų save dar daugiau. Pažinimo nėra ribų. Kaip ir meilė nėra ribų. Jeigu sakoma dvasinė pasaulį, meilė tik didėja. Mūsų nesuvokiama, kaip meilė gali didėti, kaip jinai gali augti. Atrodo, turi baigtis kažkada. Pasirodo, tas giluminis ryšys su viešpačiu dar tik tai didėja. Ir jeigu mokslas pritaikomas savęs pažinimui, viešpatės pažinimui, tai tas procesas, reiškia, tampa absoliutus, reiškia, visiškai. Ir Prabhupada nurodo, čia nurodymas, žiūrėkit, todėl išminčiai ir viešpatės baktai patarė meno, filosofijos, fizikos, chemijos, psichologijos, visų mokslo laimėjimus panaudoti išimtinai viešpatės tarnystėje. Jeigu mes einam mokytis arba mes dirbam, tai tos laimėjimus galime panaudoti viešpatės tarnystėje. Skleisti jo šlovę, skandinti žmonės, suvokti, kad už to nėra kažkoks chaosas, kaip bando paaiškinti. Chaosas, kad viskas taip iš chaoso. Chaosas yra chaosas, reiškia, nėra jokios tvarkos, nėra darnos. Čia kaip tik viskas sutvarkyta, niekas nesusidūrė,
viskas egzistuoja. Labai retai, kad susidurtų, reiškia, vienas kūnas su kitu. Tam kosmose. Viskas per daug milijonų milijardų metų sukasi apie savo orbitą. Ir dar kokiais greičiais. Nėra tik, kad stovėtų Žemė savo vietų ir Saulė savo vietų. Visi juda, visi. Va kaip yra. Ir Prabhupada sako, menas, literatūra, poezija bei tapyba gali būti panaudoti viešpačiui šlovinti. Tai va visus kūrinius, ką dailininkai daug kas kūrė, jūs teko susidurbūt, piešė ir sako, mano kūrinys. Arba paskui mes ten surandam Leonardo da Vinci, Van Gogą, Picasso, ar ne, šlam, kokie kūriniai. Parduoda už milijonus dolerių. Milijonus. Čia kažką nutapė. Kažką. Ir kiti nesupranta, nes kritikai sako, čia geras kūrinys. Man atrodo, jo, čia geras kūrinys. O aš supratimo neturiu, kas ten geras. Veidas kažkieno, gėlės kažkokios. Arba iškreiptas ten. Kažkas tokio. Reiškia, ir nėra harmonijos, ten Picasso dar. Ir jis menas. Tai yra absurdas. Tai istorija jos nušluos. Tegu išsaugo, dar 1000 metų nušluos. Tai neišliks nei 10, nei 20, nei 30, nei 50 tūkstančių, nei 100 tūkstančių nušluos. Gaisras dar kažkas, reiškia, pagaliau net laikys laiko išbandymo. Su materija yra materija, sunaikins. Tai nėra viešpatis. Viskas. Tai vienas kūrinys atvaizdavo kitą kūrinį, nu į kas? Gal ir gražiai, bet kur čia viešpatis našlo? Ir žmonės o tai pasinėlė tą mają. Tai visa muzika, tapyba, šokis, literatūra turėtų apdainuoti viešpatį. Ir viskas tada žmogus tampa laimingas, ekstazija. Kodėl mums neatsibosta skaityti Šrimad Bhagavatam? Galim pradėti nuo pirmos skyriaus, pirmos šlokos skaityti, vėl bus įdomu. Nežinojau šitą, įdomu. Nes čia yra neįsienama dvasinė energija. O pabandykite iš romano jūs ištemti. Persakysi 2 kartus ir viskas, jau ten nėra ko ištemti. Nėra, bučiavo ten, kažką limto, kažką darė, viską, ką daugiau ten ištemsi? Nieko. Ir dabar idėja, sakykime, tie menininkai tą kūrinį bando įdėti viską. Ten ir meilė, ir tragedija, ir žudynės, ir prostitucija, viską įdeda į tą vieną, sulipto. Jis sako, imkit, skaitykit, labai čia įdomu, žmogus skaito, čia tas, ir nusivylimas, ir tragedija, ir meilė, ir vėl aistra, ir vėl patenkinau savo jausmus. Bet dar kartą bandykit, neišeis. Duokit kitą kūrinį, kokį dar kūrinį, kas išleido, dar parašė, leisit man pasitenkinti. Tai trumpa, tai tuščia. O bandykit skaityti Šrimad Bhagavatam, kiekvieną dieną vis kažkas atsiras, nes čia yra giluma. Čia pats Krišna, jis tiek atskleidžia savęs, tiek atskleidžia, kad tu eik į jį, pažink, nepažinsi, neužteks gyvenimo, Prabhupadas sako, neužteks. Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, Ramayana. Galima skaityti kiekvieną dieną, neužteks gyvenimo, ten vis gilės viskas, jausmai, žinojimas, supratimas, suvokimas, va taip plėsis, sąmonė, va taip įsivaizduokit, kiek sąmonė gali pasiplėsti, nagrinėjant šitos kūrinius gilinant. Nes čia jis pats veikia. Pats viešpats. Sako, Valmikis buvo didelis poetas, Vasiliaudis rašytojas, ir jie buvo viso gyvenimo paskyrę transcendentiniams viešpatiems darbams aprašyti ir tapo nemirtingais. Vasiliau amžinas, Valmikis amžinas, nes parašė tokius kūrinius, begalinius. O mūsų rašytojai, kiek išbus? 2-3 tūkstančius metų, 5, 10, ką tai reiškia 10? Jeigu vienkalė amžius 432 tūkstančių metų, pabandyk išlikti amžinas. O dar ten Satya Juga, Dvapara, Treta Juga, ką tu išliksi? Istorija sunaikins, nieko nelieka per istoriją, tu dingsi. Bet jeigu aprašysi transcendentinius viešpatės žaidimus, tu gali net istoriją išlikti tavo vardas. Ir Prabhupada Karas sako, filosofiniai samprotavimai turėtų pagrysti, kad aukščiausias tiesa turi jausmus, yra visagalė. Daugelis sako kaip, Dievas yra visur, čia energija, didžioji energija. Reiškia, nepripažįsta kaip asmenybės, nesuvokia, kad Dievas turi aukščiausius jausmus. Kad visi jausmai pas mus pareina iš jo. Kad jeigu mes turime jausmus, tai kaip jisai neturi jausmus. Mes jau vakar nagrinėjom, kad viešpats nesinaudoja ir nesidžiaugia tais materialiais ar dvasiniais dalykais, kur jie įsupa. Jis džiaugiasi, jam įdomu. Jam reikia tik tai asmeninio bendravimo, asmeninių santykių su kiekviena gyva būtybė. Dėl to ir vyksta tie žaidimai, transcendentiniai žaidimai, tai reiškia dvasiniai. Patys giliausi yra santykiai. Bet kokie santykiai? Draugo, tarno, mamos, tėvo, sutuoktinės santykiai.
Va čia yra santykiai, tai yra patys, kaip įdomiausi, giliausi. Ir mums žiūrėkit, jeigu įsimylim, labai smagu, mes žylim, akis čia atsiranda. Ten krūtinė padidėja, reiškia, oro daugiau, toksai. Net jau pagal jausmų žiūrėt materialius, jau tu esi įkvėptas. Kas net rašyti nemoka, pradeda rašyti eilės. Savo meiliai. Labas meilė, myliu aš. Gal ką dar parašyti čia tokio. Įkvėpia. Jeigu jau įkvėpia tą mūzą, kurią jis pamilsta, materialiai, tai kiek viešpats gali įkvėpti. Kažkas pradeda pyti, reiškia, piešti tą mylimosios portretą, laišką rašyti. Labas, mano meilė, išbrauk, gal net reikia rašyti kažką gražiau. Suprantat, kaip jausmai užkvėpia, už ką žmogus pakylėtas jau net materialiai, kai įsimylė kažką. O įsivaizduokit, jeigu mes įsimylėtumėm viešpatį. Jeigu pamatytumėm, kad už visko jis stovi, kad jis pats yra geriausias mūsų draugas. Pats, kad jis gali viską duoti. Čia iš vis reiškia, tada ekstazė prasideda. Žmogus valiojas, išprotėjimas, viskas, vieškai, negaliu. Viskas. Aš vas sako, pelis eina taip. Na taip, kad čia, klink, kai mes kartais pradėm verkti, arba iš džiaugsmo, arba iš liūdesio, čia pabiški bėga. Ne, sako taip, fontanais. Galima tai viską, žolį laistyti. Taip, viešpačiai ten, taip, verkdavo iš ekstazės, taip eidavo, ašaros. Viskas, visi žiūrėdavo, kas čia darosi. Tokia ekstazija, šaudavo, viešpatį, viskas, valiojasi, išprotėjęs, dar kažką. Krenta be sąmonės, kur Krišna, kur atgranė, guli, nereikėjos visi, ką daryti, viešpas nugriuvo. Gal atsigaus. Tokia ekstazija, toks lygesys, va čia yra tikra. O mūsų tikra tai vėlgi gyvenimo kartu, iki santokos, o ten vėl pradėjo gyventi, žiūri, oi, baisybė, jinai irgi žiūri, baisus, koksai neina gyventi kartu. Nes ieškau jūsų nepasitenkinimo. Nėra to transcendentinio junginio. Ir Prabhupada sako, bet koks mokslas atplėštas nuo viešpaties tarnystės yra tiesiog nemokšiškumas. Matot, jeigu mokslas nesurištas su atsidavimo tarnystė, nepraeina tie 9 metų dar atsidavimo tarnystės, jis nepagarbinamas, visiškai tai yra nemokšiškumas, tai ne mokslas. Mes galvom, kad mokslas yra dabartinis, materialus mokslas. Ne, mokslas yra visas dvasinis, yra transcendentinis mokslas. Iš jo, nes pirmai yra, reiškia, dvasiniai dalykai, paskui tik materialus. Tie materialus dalykai neturi jokios reikšmės tam gyvenime. Paaiškinsi tą vieną elementą, kažką atrasi ten, kažkokį dar kitą elementą. Ir kas? Tų elementų yra galybė. Vien mūsų visatė, o kiek yra dar visatų. Va kaip yra. Ir Prabhupada sako, tikroji pažangaus mokslo paskirtis įamžinti viešpaties šlovę. Ką aš ir kalbėjau, ką jis anksčiau sakė. Kad visas mokslas turėtų būti nukreiptas taip, ko labiau pašlovinti viešpatį, ko labiau jam pastarnauti, ko labiau jam atsiduoti. Vis labiau nieko. O visa kita yra tuščia. Ir mokslas arba bet kuri kita veikla, mokslas arba bet kuri kita veikla, mūsų veikla, jeigu mes dirbame kažkur darbe, ar turim savo firmą, arba šiaip net ne mokslą, ar šiaip kažką veikiam, bet kokią veiklą, bet kokią. Tarnaujantį viešpačiui, jeigu ta veikla tarnauja viešpačiui, iš tikrųjų yra Hari Kirtana, viešpatės šlovinimas. Kaip ir Sankirtana Jagina, reiškia, mes kartu giedam, viską kartu darom. Tai va, čia yra Hari Kirtana, mes taip, reiškia, šlovinam viešpatį. O visa kita veikla netenka prasmės. Tai va, ką mes darome, kai kažką veikiame, reikia pažiūrėti, kiek tame yra viešpatės šlovinimo ir kiek yra kažkokio šiaip materialaus tyrinėjimo arba kiek čia yra mano pasitenkinimo. Mes turėtume analizuoti. Ar aš čia tarnauju viešpačiai, ar tik tai tarnauju savo kūnui, savo protui, kad pasitenkinti. Turėtume analizuoti, jeigu pas mus yra intelektas, tai pasižiūrėti, kiek aš čia per dieną, reiškia, tą viešpatį pašlovinu. Ar mano veikla tikrai surišta su Hari Kirtana. Ar čia yra jo šlovinimas, ar ne? Jeigu nėra, jau turi degti raudoną lemputę, reiškia. Blogai, pavojus, reiks atsakyti, bus bausmė. Reiškia, aš kuriu karmos vaisius, reikės suvalgyti. Bet koks veiksmas, mintise, žodžiu, darbu sukuria vaisius ir jos reikia suvalgyti. Pats turės suvalgyti. Pas mus neteina, niekas mūsų karmos nesuvalgo, patiems reikia. Niekas mūsų netperka, kai kas sako. Va, Kristų prikalė atpirko, nereiks mums kentėti. Kaip nereiks, kenčiam jau 2000 metų ir dar kentėsim.
Nėra taip, kad kažkas eitų dėlį ir atpirktų. Patiems reikia atpirkti. Patiems. Tai va reikia kiekvieną dieną analizuoti savo veiklą. Kuo aš užsiimu, ką aš veikiu. Nes gyvenimas greitai prabėga. Reikia kuo daugiau savo to laiko nukreipti tarnystėje. Kad apie jį būtų surištas su viešpačiu, būtų susidavusi, tarnauti, kalbėti, giedoti, harinamą, daryti prasadavą, Šrimad Bhagavatam, kuo daugiau. Su juo atsikelti, su juo užmigti. Štada mūsų gyvenimas bus kaip atsidavimo tarnystė, bus paprasta. Nebus šitos, reiškia, atsakomybės, už ką reikės kentėti. Hare Krishna. Klausimai? Ar turite klausimai? Neturim klausimų. Tai ačiū labai. Šiandien 18 valandą bus paskaita, manau, kad įdomi, pačiam man įdomi. Tai kviečiu ateiti, vadinasi, tai nuodėmingo gyvenimo pasiekmės, taip atrodo. Ne, nuodėmingo. Pabandysim paaiškinti, reiškia, karmos veikimą. Kaip nuodėmės mus užteršia, kas pas mus atsijungia ir kaip mes, tarkim, jeigu nenuodėmingi, mes taip gyvenam, o kai nuodėmingi mus pastato, čia ant bėgių pastato ir viskas. Ir mums suvaro traukinys, kaip sakant, padėtas ir mes gaunam daugybę kančios ir kaip keičiasi mūsų ta išvaizda, vidus ir kaip ateina kančios, kokios pasiekmės. Tai va tokia tema turėtų būti nauja. Mes pabandysim ją išnagrinėti. Tai jeigu turit laiko, noro, tai kviečiu šiandien ateiti 18 valandą. Hare Krishna.